Taip, tai sveiki visi. Prieš pradėdama noriu informuoti, kad šiandienos mūsų pristatymas yra įrašomas. Tai esu Akvilė Buckienė, būtent Alpa Kids atstovė čia Lietuvoje. Tai su manimi šiandien taip pat yra ir prisijungę mūsų draugai Aidil, Santa. Labas, Santa. Labą dieną visiems. Taip, tai prieš man pradedant papasakoti, ar ne, apie Alpą ir taip pat parodant, kaipgi Alpos Kids mokomieji žaidimai atrodo. Tai norėčiau, kad tą mūsų tokią gražią pradžią pradėtų Santa šiandien. Tai duodu tuomet žodį Santai. Tai labą dieną dar kartelį. Buvau pasiruošusi prisistatyti pati, bet tai padarė už mane Akvilė. Ačiū Akviliai. Ačiū Akviliai, kad pakvietė mane į šį webinarą. Ir mano tikslas yra jums labai trumpai ir, kaip sakau, buitiškai suprantamai žodžiais papasakoti apie Apple planšetes arba kitaip, kaip mes įpratę vadinti jas iPadus. Tai aš sekundę pasidalinsiu skaidrėmis. Gal kol Akvilė paruoš skaidrės, atidarys mums, gal galėtume trumpam, prisistatyti, kad žinočiau, su kuo bendrauju ir kam pristatau. Ar yra čia, nežinau, atstovių mokyklų, darželio, ar jūs esate mamos, kurios domitės savo vaikams, edukacinių programėlių visokiausiomis naujovėmis. Ar kažkas prisipažins? Ar tyliai sėdėsim toliau? Galiu aš O čia, pasakyti, va. esu mokytoja iki mokyklinio ugdymo, tai Aha, dirbu tai. darželyje. Aha, va, matau, esu mama darželio mokytoja, prieš mokyklinio ugdymo va mokytoja, puiku. Tai tikrai suprasite, apie ką aš kalbėsiu. Aš manau, kad jūs savo darželiuose naudojate, tiksliau vaikam leidžiate prisiliesti prie technologijų, planšetės, galbūt, nežinau, ir kompiuterius, nors dėl kompiuterių labai abejoju, bet planšetės, aš manau, tikrai turite ir, daugiau mažiau leidžiate vaikams jomis pasinaudoti. Ar aš klystu? Valokopedė, matau, darželio atstovai. Mama. Gerai, tai ką tada Akvilė pasidalino skaidrėmis, tai gal dabar skaidrę vieną dar mes pravažiuojam, čia jau pasikalbėjom, prisistačiau. Dabar tai dėl ko iPadai, ar ne? Dėl ko Apple planšetės? Ko gero, pirmiausia, išgirdus Apple, galvojate, kad tai labai brangus dalykas ir daugumai yra neįkandama. Tai mano tikslas jums dabar tai papasakoti ir pagrįstai paaiškinti, kad tikrai nėra brangus įrenginys ir tikrai visiems įkandamas ir netgi galite sutaupyti perkant kitas planšetes, kitų prekinių ženklų planšetes. Kitas dalykas, labai iš tos buitinės pusės yra, kas svarbu apie planšetės iPadus žinoti. Apple yra planšetės sukurtos taip, kad turėtų, kad jos ilgai dirbtų. Tai reiškia, iki 10 valandų planšetės gali be papildomo įkrovimo savo darbuotis, dirbti. Ir kadangi ne šiaip savo paklausiu, ar yra iš darželio atstovų, tai manau tikrai yra aktualu, kiek įrenginys jisai be papildomo pakrovimo dirba. Kaip pavyzdys, turite darželyje X planšečių, ar ne, sakykime šiuo atveju iPado, ir dalinatės. Yra viena grupė, yra antra grupė, galbūt trečia grupė ir panašiai. Tai per tą pačią dieną gali planšetėmis pasinaudoti be papildomo pakrovimo kokius 3-4 grupės. Sakykime, savo grupį išdalinate planšetes. Jos atlieka užduotėlės, galbūt Alpa Kids ar ne, sakykime, programinį įrangą naudojasi vaikai, edukuojasi ir po to galite tas planšetes perleisti kitai grupiai ir tą pačią dieną vėl toliau dirbti be papildomo įkrovimo. Tai čia labai yra tikrai pliusas lyginant su kitų prekinių ženklų planšetėmis yra ilgas baterijos veikimas.
Kitas dalykas, kas dar yra labai svarbu, tai yra iš ekonominės pusės darbinis ciklas. Ką tai reiškia? Kai manęs klausia, na tai kiek jūsų šitos planšetės ar iPadai veikia, ar ne? Tai kiek čia man laiko laikys, nesugės ir panašiai. Tai žinokite, kokie 5 metai tai tikrai ir ilgiau netgi, bet 5 metai tai garantuojame. Čia kalbu be išorinio kažkokio, na, sužeidimo, užlipimo, patripimo, sutrenkimo ir panašiai, be jokių papildomų pažeidimų. 5 metus planšetės jos tikrai jums veiks. Na ir kitas man dar labai patinka įdomus dalykas, tai yra matematika, ar ne? Kaip ir kalbėjau, iš pat pradžių sakiau, kad kartais kaina gąsdina, kaip sakau, ta vienkartinė investicija, jinai atrodo gal ir didoka ar skausminga, bet jeigu mes paskaičiuotume, imam 5 metus, ir išdaliname tą sumą į 5 metus, ar ne, tai kiek metams mes išleidžiam planšetėm, tai tikrai nėra taip skausminga ir brangu ir netgi pigiau negu perkant kitų prekinių ženklų planšetes. Taip yra rinkoje galbūt tenais, nežinau, ir už 200 eurų, ir už 300 eurų, ar ne? Ir mes sakome, tai vaikams čia daugiau nieko ir nereikia, brangesnių tų planšečių ir panašiai. Bet jos labai greitai genda ir aplamai technologijos labai greitai keičiasi, progresuoja, tos technologijos sensta ir, sakykime, ta planšetė, kuri yra labai pigi, nupirkta, jinai labai greitai pasens, jinai tiesiog labai lėtai veiks ir nebebus naudinga jau po poros metų. Taigi su iPadais, kur, kaip ir minėjau, 5 metus tikrai be jokio išorinio pažeidimo jos labai puikiai pasitarnauja ir dirba be jokių sutrikimų. Tai yra ekonominis sprendimas investuojant ir tuo pačiu sutaupant. Ir dar ką noriu paminėti dėl atnaujinimo. Tai Apple savo planšetėse iki plius minus 7 metų teikia atnaujinimus. Tai sakykime, jeigu kažkokia naujesnės programėlės yra, ar ne, App Store, ar atnaujinimai Apple paleidžiami tam, kad, sakykime, greičiau jinai dirbtų ir panašiai, tai žinokite, visa tai daroma yra 7 metus. Tai vėlgi prie darbinio ciklo tai prisideda, tai kaip ir minėjau, investicija 5-7 metams ir ramu. Kitas dalykas, dar ką aš galėčiau papasakoti apie androidinės planšetės, ar ne? Tai lyginant androidinės planšetės ir Apple planšetės, tai turi kiekviena savo programėlių parduotuvę, ar ne? Androidinės planšetės ar kompiuteriai turi Google Play, o Apple turi App Store. Tai lyginant, tiek kiek galite parsisiųsti programėlių, tiksliau koks yra jų pasirinkimas, tai App Store'as turi žymiai daugiau negu Google Play. Na va, dabar Akvilė jau matau kitą skaidrę mums pateikė, tai aš trumpai papasakosiu apie planšečių modelius. Iš tiesų mes juos turime 3. Ir kiekviena planšetė yra labiau orientuota į tam tikrą vartotoją. Tai šiuo atveju čia yra iPadas, matote, turime ir tokių žaismingų, gal netgi ir vaikiškų spalvų. Tai čia pats tas variantas yra darželiams, pradinukams. Nėra jisai labai stiprus, sakykime, iš techninės pusės, bet pilnai absoliučiai užtenka vaikams atlikti užduotis, netgi ir suaugusiems atlikti savo kažkokius darbinius ar buitinius darbus, tai tikrai irgi užtenka. Ir šitas sprendimas yra, sakykime, tikrai neskausmingas darželiams, mokykloms, nes gal mane ir pataisysite, mano žiniomis anksčiau labai norėdavo iki 500 eurų įsigyti kažkokį tai įrengį, ar ne, kad nebūtų ilgalaikis turtas priskiriamas. Tai šitą tikrai galiu pasakyti, kad iki 500 eurų šita planšetė telpa ir kaip investicija tikrai per 5-7 metus atsipirks ir likutinė vertė šitų planšečių aplamai Apple produktų yra lyginant žymiai didesnė negu kitų prekinių ženklų įrenginių. Tai reiškia, kad galite po to parduoti arba galime mes atgal supirkti tuos įrenginius. Tai toliau važiuojam, Akvilė. Dabar iPadas Airas. Čia jau truputį yra stipresnis įrenginys, stipresnis iš techninės pusės,
ir turi ekraną tokį, na, kaip sakyti, stipresnį spalvų atžvilgių ir kokybę, jeigu, sakykime, darytumėt nuotraukas ar ne, ar kažkokias norėsite su vaikais parašyti, papiešti ir panašiai, tai šitą planšetę labai gerai, na, kaip pasakyti, pateisina lūkesčius. Šitoj planšetėje yra ekranas Retina, tai yra Apple sukurtas ekranas, kur yra tikrai daug pikselių ir jų yra tankis labai didelis, todėl garantuoja didelę raišką ir gražias spalvas. Tai šitas iPad'o modelis labiau skirtas yra moksleiviams, sakykime, ir informatikos pamokose, ar ne, jeigu ten mokinasi, nežinau, kažkokį logotipą piešti, rašyti, ar ne, aišku, su pieštuku Apple, tai gali tikrai pilnai visus lūkesčius ir reikalavimus atitikti ir galima tikrai labai gerus, na, darbus padaryti bei pasipraktikuoti. Na ir toliau važiuojame, Akvile, dar trečias modelis yra iPad'as Pro. Tai čia jau labai orientuotas į profesionalus, dizainerius arba mokytojus. Ir čia, na, pats galingiausias iPad'o, tai yra Apple iPad'as iš techninės pusės. Tai va, tai taip trumpai apie 3 modelius. Tai kaip tas pirmasis, ar ne, spalvotas iPad'as, jisai skirtas mažiesiams vaikams, darželinokams, moksleiviams. Antras variantas iPad'as Airas, jisai jau moksleiviams orientuotas ir šitas iPad'as Pro, trečias modelis, jisai jau profesionalams yra skirtas arba mokytojams. Tai toliau, Akvile, važiuojam. Na ir čia yra iPad'ų palyginimo, na, tokia kaip ir lentelė. Tai aš vėliau, man, Akvilė, atsiųs jūsų elektroninius paštus ir aš jums galėsiu šitą palyginimą atsiųsti tam, kad ateičiai turėtumėt. Na, sakykime, gal ne šiandien, bet gali vėliau, gal po pusės metų, ar ne, atsiras poreikis atsinaujinti savo įrenginius, planšetės ir jeigu reikės, na, jums, sakysim, pasirinkti, ar ne, kuri šitą planšetę, tai kuri čia geriau ar panašiai, tai va čia pats tas yra variantas pasižiūrėti ir surasti tuos skirtumus, nes čia parodyta yra kiekvienas planšetės modelis, kokias spalvas turi, kokių colio ekranai yra ir kokie pieštukai tinkami, kokie lustai ir panašiai. Tai toliau važiuojame, Akvilė. Na ir dabar apie priedus. Tai planšetė, tai yra planšetė, viskas tvarkoj, bet prie jos dar kartais prireikia ir papildomų priedų, priemonių. Čia jau, kaip sakau, pagal vartotoją. Šiaip geriausias variantas yra, ypač jeigu vaikai naudoja planšetės, tai jas apsaugoti. Stekliukas apsauginis, tai labai rekomenduotinas dalykas. Matote, prie planšetės šitoje nuotraukoje yra pridėtas pieštukas. Tai tas pieštukas, jisai, sakykime, jeigu vaikai, na, vat kaip užduotėlės būna, ar ne, nuspalvinti raides, arba mokintis raides rašyti, ar ne, tai tas pieštukas, jisai labai tikslingai tai daro, tai reiškia, kad absoliučiai neatsilieka rašymo prasme, nes yra technologijos, kur irgi, sakykime, ar taip, nežinau, interaktyvūs ekranai, ar tai planšetės, ar mobilieji telefonai su rašikliu rašo ir mato, kad truputį atsilieka tas rašymas. Tai čia šitoj vietoj šitas pieštukas ir šitie iPad'ai to neturi, to atsilikimo. Tai visiškai tiksliai, kaip rašot, piešit ar spalvinat su vaikais, tai absoliučiai taikliai, tiksliai ir jokio atsilikimo nėra. Kitas dalykas dar yra, jeigu, sakykime, pakrovimo klausimas, ar ne, darželėje turite, nežinau, 10 ar 15 planšečių. O rozečių tai yra gal grupėje 2 ar 3. Tai kaip pakrauti, tai labai rekomenduotinas yra pasvarstyti apie krovimo spinteles. Tai reiškia, sakykime, jeigu to iPad'o nedaug planšečių, ar ne, galbūt jums reikia, nežinau, 5-vietės krovimo spintelės, tai aš kaip buitiškai tariant, jinai atrodo kaip mikrobankinės. Sudedat į stalčiukus, iPad'us, laidus prijungiat prie krovimo spintelės ir jinai tiesiog vienu metu 5 planšetės krauna. Yra ir didesnių krovimo spintelių, kur galite iki 30 planšečių ar kompiuterių nešiojimo ar netalpinti ir tuo pačiu metu pakrauti. Tai, sakykime, mokykloms bei darželiams tikrai rekomenduotina pasvarstyti šitą variantą apie krovimo spinteles tam, kad galėtumėt sutaupyti ir energijos, ir laiko, ir savo nervų.
Ir dabar, vat, matau, Akvilė irgi dar vieną skaidrę pateikė, tai čia apie Apple School Managerius. Tai čia džiugi žinia, kaip sakau, IT specialistam arba žmonėms, kurie atsakingi yra už IT. Tai sakykime, turite planšečių, nežinau, 10, 20 ar ne, ir kad kiekvienos planšetės atskirai jos netidarinėti, į ją programėlių neįvedinėti, tai yra tokia platforma, aš taip jau buitiškai pasakoju, platforma, sistema, ar ne, kurioje galite prisijungti ir kiekvienas įrenginys yra priregistruotas prie, sakykime, įstaigos. Ir prisijungusios prie šitos platformos jūs galite valdyti planšetės. Tai reiškia, galite kontroliuoti, kiek vaikas gali praleisti prie planšetės. Galite instaliuoti, įdėkti programėlės vienu, kaip sakau, žingsniu, veiksmu, viena programėlė visiems įrenginiam. Tai ką noriu pasakyti, kad kiekvienos planšetės atskirai nereikia imti ir jos paruošti darbui. Tiesiog per platformą galite viską padaryti keliais žingsniais. Tai va, tai yra įrankis, kur galite valdyti planšetes, apsaugoti, kad vaikai nelandžiotų, kur nereikia landžioti, ar ne kažkokius tai puslapius, tai irgi šitą galite sukontroliuoti. Patogumas tame, kad jūs galite keliais žingsniais, keliais mygtukais instaliuoti visose planšetėse vienu metu tas pačias programėlės, na ir kontroliuoti tą laiką, kiek vaikas gali praleisti prie jos. Tai čia labai taip trumpai. O toliau, jeigu yra klausimų, galite dabar man užduoti, arba jeigu norite padiskutuoti, gal norite pasižiūrėti, pačiupinėti, pasižiūrėti, kaip ar ne valdosi ta planšetė ir panašiai, tai galite susisiekti su manimi ir mes tikrai galim gyvai susitikti arba telefonu, pakalbėti plačiau, padiskutuoti apie poreikius, apie skirtumus ir tai, ką mes galime pasiūlyti ir kokius sprendimus. Tai ačiū labai. Jeigu klausimų turite, galite dabar užduoti. Taip, tai matau tik tais paskutinis klausimas, kad ar galime rasti ir nuorodą pažymėjimui, tai pačiame viršuje tiesiog pelytės pagalba, pačiame čiato viršuje rasite įkeltą nuorodą. Dar aš ją galėsiu pakartoti ir pristatymo pabaigoje, kad rastumėte apačioje. Tai labai ačiū, Sandra, už tikrai, manau, naudingą informaciją visiems. Ir tikrai, jeigu ir kiltų klausimų, ar ne, norėtų galbūt netgi ir susisiekti, galbūt padiskutuoti daugiau, tai jūsų kontaktais pasidalinsim ir tikiuosi, kad... Ir aš dar atsiųsiu irgi iš savo pusės, iš savo pašto, atsiųsiu, kaip ir minėjau, skaidrės dalį, kurioje yra planšečių palyginimai. Na ir tenais rasite mano kontaktus ir telefono numerį ir paštą, jeigu ką, galim tiesiog atvykti į svečius arba jūs pas mus ir mes galėsime, pakalbėti, padiskutuoti apie šios įrenginius. Tai ačiū labai visiems. Na ir ką gero likusio webinaro. Ačiū, Sandra. Santa, atsiprašau. Viskas gerai. Taip, tai aš tuomet jau pereinu prie pačios Alpa Kids programėlės, pasidalinsiu su jumis ekranu ir pratęsime mūsų prezentaciją. Tikrai bandysiu kiek galima glaušiau, ar ne, ir tuomet jau pereiti prie pačios Alpos Kids, kaipgi atrodo žaidimai, koksgi tas funkcionalumas ir kaip mes galime naudotis pačia programėle. Tai pati Alpa Kids pas mus į Lietuvą iš tikrųjų atvyko dar pakankamai neseniai. Tai yra sukurta iš tikrųjų estų šeimos, ar ne, produktas. Jiems patiems, kadangi auginantiems vaikams buvo iškilusi tokia problema, ar ne, kaipgi galėtų jų vaikai išvykę svetur mokintis, ar ne, ir nepamiršti estų kalbos. Bet tuo metu iš tikrųjų tokios programėlės ar kažkokių tai žaidimų toje internetinėje erdvėje nepavyko rasti, tai taipgi jiems ir kilo mintis
padėti ar ne vaikams, tai ar gyvenantiems toje šalyje, ar išvykus kitur ir gyvenant galbūt užsienyje, vis dėlto mokintis savo kalbos. Tai pasaulyje vartojamų kalbų skaičius siekia 7000, tačiau kokybiškas interaktyvus mokymosi turinys pasiekiamas tik geriausiai vartojamomis kalbomis, ar ne? Tai, o jeigu mąstytume toliau, tai turinys turėtų būti edukacinis, aktualus kultūrai, tinkamas ir vaikams. Tai situacija, kai tiek daug vaikų naudoja kitų kalbų programų turinį, nukenčia savo paties, aišku, gimtoji kalba, tai sukuria didelę švietimo nelygybę ir tai yra problema, kurią Alpa ir siekia išspręsti. Tai Alpa Kids edukacinių technologijų įmonė, kurianti interaktyvius mokomuosius žaidimus 3–8 metų amžiaus vaikams, kai kurie galbūt netgi ir žaidimai tiktų ir 9 metų, tai priklausomai vėlgi nuo kiekvieno vaiko pažangos. Tai tie žaidimai padeda vaikams išmokti esminių tokių dalykų, kaip spalvos, skaičiai, abėcėlė, pažinti vietinius gyvūnus, gamtą, taip pat netgi ir galėtų atpažinti kultūros objektus, be abejo, tas visas turinys yra lietuvių kalba. Žaidimus galima naudoti visose įrenginiuose, tai pradedant telefonu, planšetėse, kompiuteriuose, tiek išmaniosiose lentose. Tai turinys kuriamas kartu su šios srities dėstytojais ir specialistais Lietuvoje, bendradarbiaujant su vietos mokytojais. Žaidimai integruojami su veikla už monitoriaus, kad vaikai nuo mažens, naudodami tuos išmaniuosius įrenginius, priprastų daryti pertraukėlės. Taip pat skatinama pakartoti tai, ką išmoko, ir rasti sąsajų su kitais aplinkoje esančiais daiktais. Tai be to Alpa pati ir pakviečia vaikus judėti tarp edukacinių žaidimų. Alpa teikia asmeninį ugdymą, tai rekomenduodama naujus žaidimus pagal kiekvieno vaiko žinių bazę ir įgytus įgūdžius. Programoje yra mokymosi tikslų analizė, tai būtinai ją jums pademonstruosiu, parodysiu, kur mes galime ją rasti. Tai kad galėtume tą stebėti pažangą ar ne, galime matyti kiekvieno žaidimo trukmę, teisingų atsakymų procentą, dažniausiai daromas klaidas, kad atrastumėte tas jau mokymosi spragas, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Tai Alpa programėlė yra daugiau šiuo metu, mes turime maždaug virš 100 žaidimų, dėl to, kad kiekvieną mėnesį stengiamės vis papildyti naujais žaidimais. Vėlgi, kaip matysite žaidimus ir gal jau kas ir naudojatės ar ne, gal jau ir pastebėjote, kad atvėrus vieną ar kitą žaidimą, uždarius ar ne jį ir vėl, tarkime, pakartosime, po kurio tais galbūt laiko, viduje mes vis tiek turime kelis ar ne jo variantus, tai yra visiškai skirtingus, tai jų užtat ir gausa galbūt nesimato tuose visose lygiuose, bet dėl to, kad kiekviena užduotis turi, kaip sakant, savo tą tokį kaip skyrių ar ne, pogrupius. Tai kaip matyti paveikslėlį, ar ne, programa nėra tiesiog išversta ir, tai kaip jau ir minėjau, jinai yra pritaikyta pagal vietos kultūrą, taip pat viskas yra įgarsinta lietuviškai, tai mes girdėsime, kaip tarkime, paukščiai ar ne čiulba, susipažinti, ar ten kokie yra medžių lapai, ir taip toliau. Taip pateikiant tos pavyzdžius, būtent naudojama tik tais vietiniai gyvūnai ir augalai. Tai įrenginiai ir išmanus tas bendrinimas svarbu turėti įrenginius klasėje, tačiau jei vaikų daugiau nei įrenginių, galima dalintis planšetėmis ir telefonais, keisti veiklas arba organizuoti darbą grupėmis.
šioje vietoje tiesiog šiek tiek nukrypsiu dėl dalinimosi galbūt tais profiliais, ar ne, kad mes galėtume, tarkime, iš vieno įrenginio sukūrę vieną, du ar ten daugiau vaikų profilius, galėtume ar ne naudotis ir tai prisijungti. Tai šiuo metu, būtent šį mėnesį, tai yra iš tikrųjų labai dienų tik tais klausimas, turėtų viskas pasitaisyti ir tokią galimybę turėsime čia Lietuvoje. Tai tiesiog anksčiau buvo ties tuo dirbama. Taip, tai pradėjus naudoti Alpa programėlę, geriau siūlome, žinoma, ją pirmiausia išbandyti savarankiškai, planuojant galbūt tokias savaitinės ar mėnesinės mokymosi veiklas, galima įtraukti ir derinti Alpa žaidimus arba įtraukti juos spontaniškai. Veiklos be ekrano, tai jos jau, kaip sakiau, yra įtrauktos į programėlę, pateikiamas kiekvieno žaidimo pabaigoje, bet žinoma, galima įsitraukti patiems, kurti papildomas galbūt veiklas, kad tas mokymasis būtų dar labiau pritaikytas. Toliau spausdinimo darbo lapai, kuriuos pačioje pabaigoje parodysiu, kur galime rasti. Tai jie prieinami programėlėje, taip pat iš programėlės galima juos rasti, o naujas, taip, tai va tuos naujus realiai lapus mes galime rasti jų papildymą kiekvieną mėnesį. Na ir mokymo scenarijų turinys, tai pedagogų idėjos ir pavyzdžiai, kaip Alpa praturtina ir paįvairina mokymą, tai mes galime taip pat atsispausdinti, na ir jau tokį planelį pasiruošti, ar ne, ir galbūt tikslingiau, ar ne, dirbti su vaikais. Čia ekrane matote tokią kaip, iškarpą, ar ne, ekrano iš programėlės, būtent nustatymų, dėl to, kad kaip po šios prezentacijos pasidalinsiu su jumis į Alpos žaidimais, kadangi aš naudojuos dabar kompiuteriu, tai tiesiog nustatymai kompiuteriuose yra šiek tiek, mažesni, jų yra mažiau, negu jų galime rasti planšetėje ar telefone. Tai dėl to tiesiog norėdama parodyti, kokius jūs galite rasti, tai pasidalinu ir čia. Tai jų yra iš tikrųjų įvairių tų funkcijų, tokia kaip lėtesnė kalba, laikmatis, ekrano išjungimo laikas ir galimybė naudotis programėle be interneto. Tai visi žaidimai yra visiškai prieinami neprisijungus, jei interneto ryšys yra silpnas arba jo išvis nėra. Tai naudojant lėtesnės kalbos funkciją galima priversti veikėją Alpa kalbėti lėčiau. Ši funkcija yra ypač populiari tarp vaikų, kurie mokosi galbūt kitų kalbų. Ką turiu galvoje, kad galbūt vaikai atvykę iš kitų šalių, ar ne, ir mokinasi mūsų kalbos, ir jiems galbūt reikėtų, ar ne, kad iš lėto, ar ne, būtų tariami žodžiai. Tai ką pastebėme, kad būtent šiuo metu, bent jau tarp ukrainiečių, ar ne, vaikų, tai yra populiaru. Rekomendacijų sistema tai siūlo naują turinį pagal ankstesnius rezultatus, tačiau ją galima išjungti, jei norite sekti savo mokymosi planą, ar ne, ir kad Alpa nesiūlytų kitų žaidimų. Tai Alpa žaidimai yra populiarūs visame pasaulyje. Pasiekėme šiuo metu iki 2 milijonų namų vartotojų, o Alpa žaidimai jau yra integruoti daugiau nei 400 švietimo įstaigų mokymosi programuose. Pavyzdžiui, ir neseniai Talino savivaldybė nupirko mokomosi žaidimus Alpa Kids visoms estų, rusų ir kalbos ikimokyklinėms įstaigoms. Be Ukrainos Alpa mokymosi platforma taip pat prieinama daugelįje ir kitų šalių, ar ne? Tai kaip jau žinome, čia Lietuvoje, Estijoje, bei Latvijoje, Švedijoje, Danijoje, Indijoje. Tai
su tais 2 milijonais vartotojų visame pasaulyje. Alpa žaidimais naudojasi ne tik namų vartotojai, jais taip pat naudojasi ir švietimo įstaigos, kad siekiant paįvairinti ugdymo procesą. Bendradarbiaujame ir su vietos savivaldybėmis, kurios padeda dėkti Alpa žaidimus darželiuose, kad būtų užtikrintos kokybiškos skaitmeninės mokymo priemonės vietos kalba. Taip, tai čia tiesiog galbūt taip trumpai, ar ne, kad pasidalinu šiek tiek tokios statistikos, ar ne, tiesiog apklausos, ar ne, kad mes tikrai matome, kad 100% kažkaip nesusilaukiam tokios labai neigiamos, ar ne, nuomonės, nes, teigia, kad yra puikiai gimtosios kalbos mokymosi priemonė ir tokios galbūt alternatyvos šiai dienai, taip mes kaip ir turime tam tikrų žaidimų, bet būtent tokios kaip Alpos nėra. Toliau galbūt, kad žiūriu šiek tiek į laiką, kad galėtume tilpti, ar ne, tai nors ir Alpos Kids lietuviški žaidimų mūsų šalyje yra dar tikrai pakankamai nauji, bet ši paslauga sulaukė itin šilto sutikimo. Tai jau daugiau nei 3 milijonai kartų programėlė vaikai išgirdo lietuvių kalbą ir daugiau nei 190 tūkstančių žaidimų sesijų. Lietuvoje jau ją naudojasi daugiau nei 86 tūkstančiai vartotojų, tad ką pastebime, kad tikrai vis daugiau mokytojų teiraujasi, kaipgi galėtų šį sprendimą panaudoti ir kasdienėje mokymosi veikloje. Tai šioje vietoje stabtelsiu, galbūt turite klausimų. Ir kol aš pereisiu prie pačios Alpos Kids jau programos. Taip, matau, dabar tik tais visi dar sunerime dėl tos nuorodos, tai tikrai nepergyvenkite, aš ją dar įkelsiu kiek vėliau pokalbyje, nors galiu žinoma padaryti ir dabar. Tai tikiuosi tikrai visi matote. Taip, tai gal iš tikrųjų, kol aš bandysiu prisijungti, tikrai turėtų viskas veikti, nes ir veikia dažniausiai, tiksliau, dažniausiai visada. Tai gal dar turite kažkokių pastebėjimų, klausimų, gal naudojotės jau Alpą pas save, galbūt darželyje ar pradinių klasių mokykloje, o galbūt esat tėveliais ir jau naudojotės. Kol kas matau, nėra drąsių. Taip, drąsių yra parašyti, aš matau, labiau patinka tokia komunikacijos, sakykime, komunikacijos kanalas, rašytai čia drąsiai, tik kalbėt gal prisibijo. Tai klausimus galite ir raštu, manau, užduoti, atsakysim. Taip, tai aš dabar kiek matau, taip, kad naudojasi, bet daug mokamų žaidimų ir labai stringa. Tai taip, kadangi nemokamoje versijoje yra tik tais tam tikri žaidimai, kad jūs susipažintumėte su Alpa, o jeigu jau norite atrakinti ir naudotis visais žaidimais, tai žinoma, darželyje pagal įrenginių skaičių jūs turite įsigyti prenumeratą. Apie prenumeratą, apie kainas pačioje pabaigoje taip pat būtinai pasidalinsiu šią informaciją. Programėlės atsisiuntimas į lentą, tai priklausomai aišku nuo lentos, bet Alpa naujuosiuose įrenginiuose ir sistemose jinai tikrai yra adaptuota ir jinai veikia. Gal tik tais, jeigu jinai neveikia pas jūs išmanioje lentoje, reikėtų jau naudotis kompiuteryje nuorodą, kurią mes duodame ar neįsigijus prenumeratą ir jau prijungiant kompiuterį prie išmanios lentos, taip dalindamiesi ekranu, naudotis per išmanę lentą. Kitas, žinau, yra būdas, kitos išmanios lentos jau turi galimybę atsisiųsti pačią programėlę. Tai aš jau manau, reikėtų tada galbūt pasikonsultuoti daugiau su žmogumi, kuris jau yra iš IT galbūt ar ne, kas jau atsakingas
už visas tas jums sistemas, kurias galbūt integruoja išmaniojoje lentoje. Tai va, gerai. Bandykime tuomet jau dalintis ekranu. Manau, kad turėtų būti viskas tvarkoj. Ar matote? Taip. Taip, matom. Ar girdit? Ne. Jūs tik girdim šnekant. Tuoj tada bandau prisijungti ir matysime. Drauge, aš esu pasaulio keliautoja alpaka, vardu Alpa. Atvykau į Lietuvą mokytis lietuvių kalbos ir kultūros kartu su vietiniais vaikais. Taip, tai kaip jau davė ženklą Santa, kad puikiai girdit ar ne, kaip Alpa su jumis pasisveikino. Tai kadangi naudoju kitą naršyklę ir profilis nėra čia papildomai pridėtas, bet galėsime pabandyti kartu kaip tik ir su jumis. Ir kad matytumėte tą rezultatą, tai viršuje jau matome ar ne spausdinimo galimybę, tai būtent kur ir sakiau, kad galėtume atsispausdinti tuos darbalapius. Toliau tas profilis, kur galėtume sukurti paskyras skirtas vaikams ir nustatymai, tai kaip matote, mažajam tikrai nebus lengva į juos patekti, nes būtina atsakyti teisingai ar ne, išspręsti mūsų tą matematinę užduotį. Tai tarkime, ją suvedus, matome ar ne kelis pasirinkimus. Tai kaip vat ir prezentacijoje, ar ne, matėte skaidrėje, planšetė ir telefone mes turime jų šiek tiek daugiau, čia mes turime kiek mažiau. Tai galime išjungti muziką, ar ne, iš karto nustoja tas čiulbėjimas, ar ne, ir negirdėsime. Garsas, laiko rekordas, kuris yra rodomas po kiekvieno žaidimo, jeigu, žinoma, mes jį pirmą kartą atliekame, o jeigu ir, ne pirmą, tiesiog galbūt atlikome greičiausiai iš visų ar ne bandymų, tai Alpa pasveikins su laiko rekordu, kurį parodys ir ekrane, per kiekgi pavyko atlikti tą mūsų užduotėlę, vadinamą žaidimą. Na ir tos asmeninės rekomendacijos, tai jeigu mes norime jas išjungti, tiesiog patys laikomės tam tikro kažkokio plano, su kokiais žaidimais turėtų žaisti vaikas ir kad Alpa pagal jo pasiekimus nerekomenduotų kito, tai mes galime tiesiog jį išjungti. Na ir išeiname iš nustatymo. Tai pradžioje gal taip ir padarykime, sukurkime mūsų profilį, pridėkime naują vartotoją. Na ir išsaugome. Jeigu norime, mes galime netgi ir pakeisti paveikslėlį, galbūt ar ne vaikui būtų kažkoks smagesnis jo paveikslėlis. Tai, jau čia kaip norėsite. Pasirenku katinėlį, jį išsaugome, ir grįžtame į pradžią. Tai vėliau, jau kai atliksime, parodysiu kelis žaidimus, galėsime štai šitoje vietoje paspaudus diagramą pamatyti, kaipgi mums sekėsi. Pasirinkome ar ne Tomo paskyrą, tikrai matome, kad šiuo metu mes žaisime būtent Tomo paskyroje. Na ir prieš savo akis matome tos 4 lygius, kurie ir yra suskirstyti pagal amžių, ar ne, tai nuo pačio mažiausio 3 metukų iki pačio vyriausio 8, ar jau, kaip sakiau, ar galbūt 9 metų amžiaus. Tai tikrai patarčiau susipažinti su kiek įmanoma visais žaidimais, kad galėtume atrinkti vienas ar kitas žaidimas, kuriamgi vaikui ar didesnei grupiai vaikų jie tiktų.
Tai pereisiu po žaidimą iš kiekvieno lygio. Atsidarome ir matome, ar ne, tas mūsų temas, ar ne, tokius jau skyrius, ar ne, kuriuos galime rasti kiekviename lygyje. Tai yra matematika, kalba, aš ir aplinka bei logika. Taip pat, jeigu atsiradus naujam žaidimui, matysite, vat kaip ir šiuo atveju, didžiosiomis raidėmis yra parašyta ant žaidimo, kad tai yra naujiena, ir galėsime jį išbandyti. Dabar tuomet atverkime galbūt iš aplinkos, susipažinkime, kadangi jau kaip ir pavasaris, nors dar už lango nelabai, bet... Palies gėles ir jos taps spalvotos. Ramunė yra balta ir geltona. Rugiagėlė yra mėlyna. Pienė yra geltona. Snieguolė yra balta. Žibutė yra mėlyna. Ši raktažolė yra geltona. Tau pavyko! Štai šis narcizas yra geltonas. Pakalnutė yra balta. Ši aguona yra raudona. Ši tulpė yra raudona. Šis krokas yra violetinis. Rūta yra geltona. O, nuostabu! Na ir tuo pačiu dar galime ir pasprogdinti balionus. Kokias gėles matei lauke? Taip, tai vat kaip ir matote, iš karto yra rekomendacija, bet jeigu nenorime, ar ne, kaip sakiau, galime ją išjungti. Na ir išeiname iš užduotėlės. Pereiname prie kito lygio. Ir galbūt šį kartelį pabandykime matematinį žaidimą. Išmokime skaičiuoti. Kiek daiktų matai ekrane? Oho! Trys bananai. Oho! Nuostabu! Padarykime klaidą, kad galbūt rezultate mes matytume, kad suklydome. Tai prieš savo akis ar ne mes matome 8, bet, tarkime, pabandykime įvesti 5. Ne. Mums ar ne pasufleravo, kad ne, dėja ne. O jeigu 6? Ne. Taip, ir vis tiek turime, žinoma, pasirinkti teisingą, tam, kad pereitume ar ne prie kito puslapio. Agurkai. Neįtikėtina. Taip, ir 7 braškės. 7 braškės. Gerai padaryta. Tiesiog puiku. Rekordas. Oho! Aplink save gali suskaičiuoti. Taip. Na ir toliau žengiame dar į kitą lygį. Galbūt pabandykime iš loginių, šiek tiek gal tik tais parodysiu, ar ne, čia, kad kalboje, vėlgi, kokie kad skiriasi, ar ne, tie mūsų žaidimai, kokių jų turime, na ir loginiai. Taip, dar tik tais turbūt nepaminėjau, pamiršau tiksliau paminėti, kad yra ir kūrybiškumo užduotėlių, jų yra šiek tiek mažiau,
negu kitų. Taip, ir periname prie užduoties. Treniruokime atmintį. Surask vienodus. Jau! Na, dar kartelį ir atliksiu iki galo ir tuomet pereisiu dar prie kitos užduoties. Ir viršuje, kur matote kairiajame kampe, ar ne išėjimo, tas mūsų toks mygtukas, tai vėlgi ar planšetėje, ar telefone reikėtų palaikyti 1 sekundę, net iš tikrųjų matosi, būna parašytos tiesiog vienas skaičiukas ir raidelė, kad reikia biškį palaikyti ilgėliau. Taip, na ir pereikime prie jau suaugusios mūsų vištos ir užduoties. Taip, ką mes čia galime pabandyti? Galbūt iš kalbos, ar ne? Pasimokykime siųsti žinutes. Parašyk. Mama. Parašyk. Ugnis. Parašyk. Šuo. Parašyk. Mažas. Na, pabandykime dar suklysti, dėl to mūsų galbūt rezultato šiek tiek kitokio, na, jeigu parašysime su S. Na, štai matome, kad ne, virto raudonai, net neleidžia rinktis kitos raidelės. Jeigu pasirinkčiau, ne. Parašyk. Geras. Parašyk. Upė. Rekordas. Oho! Ir vėlgi galime dar pažaisti. Dabar pabandyk tuos pačius žodžius parašyti ant popieriaus. Taip, išeinu iš žaidimo, matau, kad galbūt čia dar turime klausimų. Taip, įrašų galėsime pasidalinti, matau, Jolanta klausia. Taip, tuomet galime užeiti į Tomo paskyrą, paspausti ar ne viršuje diagramą, na ir matome, kaipgi mums sekėsi su šiais žaidimais. Tai matome ar ne kiekvieno žaidimo datą, procentus ar ne kiekgi pavyko atsakyti ir jeigu paspausime ant jo, matysime, kad na, jis buvo tiesiog ir nutrauktas ar ne, kaip matėme išėjau. Ne, tiksliau buvo nenutrauktas nei vieno karto, buvo kitas žaidimas. Na ir kurgi padariau klaidą, tai žodyje mažas. Taip, grįžtame atgal, galime peržvelgti, ar ne šitą, tai ir matėme, ar ne, kad buvo pirmą puslapėlį atlikau, na, o jau vėliau
išėjau iš žaidimo ir nutraukiau, netlikau iki galo. Na ir mūsų trečias, vėlgi, kur dariau klaidą, štai mes ją ir matome. Tai vėlgi, kiek kartų būtent, vat, ar ne, šiuo atveju Tomas atsidarytų Alpą ir žaistų, tai visus žaidimus mes matysime štai čia, ar ne, tai kiek turbūt slinktume žemyn, matysime visus žaidimus. Jeigu norime, galime pridėti ir naują vartotoją, bei taip pat galime pridėti kaip ir didesniai grupiai, ar ne, tokį profilį, kurioje galėtumėte irgi fiksuoti rezultatus. Gal turite klausimų iš žaidimų lygių, ar gal kokių kitų pastebėjimų turit? Akvilė, matau, kad klausė, kiek vaikų galima prijungti paskyroje. Tų vaikų iš tikrųjų, tai kiek reikėtų, tiek jų ir galite prijungti. Nėra tas skaičius kažkaip tais ribojamas. Kol kas neteko susidurti su kažkokiu tais labai dideliu skaičiu, kur galbūt susidurtume su ta problema. Tai galiu pasakyti bent jau šiai dienai taip. O kokia būtų kaina? Taip, tai vat turbūt visiems čia aktualiausia turbūt dalis. Tai jeigu iš šios dalies tikrai nebeturite kitų klausimų, aš tuomet išeisiu iš mūsų programos, ar ne, ir pereisiu prie tos jau dalies, ar ne, pristatysiu mūsų planus ir kokios tos įsigijimo būtų galimybės. Taip, tai tuo jau tik tais. Taip, tai dabar prieš savo ekranus turėtumėte matyti mūsų pagrindinį puslapį, tai yra alpakids.com pasirinkus lietuvių kalbą ir viršuje meniu juostoje švietimo įstaigoms, kaip ir čia matysite visus mūsų planus skirtus švietimo būtent įstaigoms įsigyti. Tas mūsų 3 prenumeratas. Galbūt, kad taip dar parodyti aiškiau, ar ne, grįšiu tiesiog atgal į pradinį puslapį. Tai, kaip tik tais atvėrus jūs jį matytumėt, ar ne, tai yra, pagrindinis, ar ne, informacija apie mus, tai galite pasiskaityti, kontaktai yra apačioje, tai jeigu turėsite klausimų, taip pat galite mums rašyti ar skambinti. Ir štai kalba, apie kurią minėjau, ar ne, galite pasirinkti. Tai šiuo atveju lietuvių kalba, renkamės švietimo įstaigoms ir štai čia prieš akis mūsų 3 planai. Tai mini planas ar midi ir maxi yra būtent galimi įsigyti minimaliausiam tam jau laikui, tai būtų metams. Jeigu norėtumėte prenumeratą įsigyti ilgesniam laikui, žinoma, galite, bet minimalus tai būtų metams. Čia matote mėnesio nurodytą kainą, bet įsigijant mokėsite už visus metus iš karto. Yra galimybė vieną mėnesį ir išbandyti nemokamai, taip pat galite mums rašyti su tokiu, ar ne, prašymu, kad mūsų įstaiga norėtų įsigyti, bet pirmą mėnesį išbandyti nemokamai. Pirmam planui yra galimybė, ar ne, naudotis iki 5 išmanių įrenginių, tai galime planšetėje ar telefone, tai būtų 5 įrenginiai tokie, ar ne, galėtume naudotis platformą ir viena internetinė ta versija, tai kaip ir šiandien matėte, aš dalinausi pas save ekranu, tai viename įrenginyje, ar ne, tai turime 5 įrenginius išmanius, kuriuose galime atsisiųsti programėlę ir naudotis, bei taip pat viename stacionariame kompiuteryje, ar nešiojamame, ar išmaniojoje lentoje. Tai viename būtų. Jeigu turime daugiau įrenginių, tai galbūt tiktų planas MIDI, ar ne? Šis per vidurį jau mes galėtume naudotis 20 išmaniosiuose įrenginiuose bei 10 įrenginių
tai yra tose kompiuteriuose ir išmaniosiuose lentose. Ir jau mūsų didžiausias planas, Maxi, tai kaip matote, jis yra skirtas jau iki 50 išmanių įrenginių ir iki 20 įrenginių tokiuose kaip išmanioji lenta ar kompiuteriai. Tai va, tai išsirinkę vieną ar kitą šį planą, spaudžiate po planu užsisakyti pagal sąskaitą faktūrą ir užpildote visą reikiamą informaciją. Dabar tik tais noriu pasižiūrėti, ar matote. Taip, tai kaip matau, kad viskas tvarkoja. Tai va, tai užsipildote visą reikiamą informaciją ir kadangi noriu tiesiog suteikti tokią jums, ar ne, galimybę, šiandien, kadangi skiriate laiko šiam webinarui, tai jeigu bus norinčių įsigyti vieną ar kitą planą, štai šioje formoje, kur yra nuolaidos kodo laukelis, įveskite webinaras 10 ir mes suteiksime jums 10% nuolaidą. Tai būtent šią nuolaidą gali pasinaudoti tie, kurie yra prisijungę šiandien prie mūsų. O norėjau paklausti, tėveliams negalima, jeigu mokykla, pavyzdžiui, neišperka, o tėveliai negalėtų individualiai kažkaip tai išpirkti. Tėveliai taip gali, iš tikrųjų, tai yra tokių tikrai variantų, kai galbūt netgi keli tėveliai ar ne nusiperka, nes naudojasi ne tai, kad tik viena išmanių tik tais vienu įrenginiu ar ne, o gal nori ir daugiau. Tai kodėlgi ne, susigrupuoti visiems ir įsigyti tikrai yra tokia galimybė. Tai nes mes vis tiek, mes suteikėme prieigos kodą ir būtent tą internetinę versiją, web versiją, jau kurią galite naudotis. Tai yra tam tikras, skaičius, kaip matėt, įrenginių pagal planą, ir jau tada žiūrite, kuris jums labiau tiktų. Nes tėveliai, ką jie gali, ir ką dabar daro, tai tiesiog atsisiunčia pačią programėlę į telefonus ar ten planšetę, bet jau žinoma, jie gali naudotis tik tais jau viename įrenginyje ir norėdami naudotis visais žaidimais, taip pat jie turi mokėti atitinkamą mokestį, kuris yra nurodytas būtent aplikacijų parduotuvėje, jau priklausomai nuo kokį įrenginį turi. O norėjau paklausti, mokslo metai kiek trunka? 12 mėnesių, 10 ar kiek? Tai metai tai būtų 12 mėnesių, taip. Dėl to, kad tikrai žinome, kad kiti darželiai sėkmingai naudojasi ir vasaros laikotarpiu, nes, kiek žinau, tikrai visi darželiai dirba vasaros laiku. Tai netgi ir lauke yra tikrai naudojamos planšetės ar ne 10 minučių ar kiek per dieną, kad vaikas galbūt ir pats nori, o kitas dalykas, kaip matėt, kadangi žaidimai yra susijęti su aplinka, tai yra irgi smagu išeiti į lauką ir galbūt susipažinti su tomis gėlėmis, kurias mes matėme ekrane, bet ir lauke pamatyti gyvai. Tai taip supratau, jeigu dabar aš įsigyju nuo šiandieną, pavyzdžiui, kovo 4, tai iki kitų metų kovo 4 aš galiu naudotis, taip? Tikrai taip, tikrai taip. Bet jeigu, sakykime, esam pirmokai ir nesakykime, ir nuo rugsėjo ateinam, tai birželio ten 9-13 baigia mokslo metus ir vasarą. Liepą, rugpjūtį pirmokai, jau būdami link 2 klasės tikrai nenaudos tėvelis, sakykime, taip akcentuos. Taip, čia matot, tokių visokių, suprantu, kad tikrai yra individualių, galima sakyti, variantų, ar ne, tai vėlgi mes juos apsvarstome ir tikrai esame šio klausimu pakankamai lankstus, tai ar ten
tas tikrai mėnesis, na, aš sutinku, yra tikrai galbūt ir svarbus, ar ne, ir pinigėlių atžvilgių, tai tikrai tam tikras išimtis mes galime daryti. Tai visais šitais klausimais tikrai drąsiai rašykite lietuva@alpakits.com, ar ne, kaip ir sakiau, mūsų kontaktus galite rasti mūsų internetinėme puslapyje. Tai tikrai atsakysime, padėsime ir, na, kad tik tais galėtumėte, žinoma, kuo sklandžiau naudotis. Taip, dabar dar tik tais pagalvojau, kad neparodžiau, ką žadėjau. Tai yra būtent mūsų tie vadinami darbalapiai, ar ne, kuriuos galime atsispausdinti jau naudojantis ir pačia programėle, bet taip pat ir juos rasti mūsų internetinėme puslapyje. Tai kaip ir čia apačioje matote po švietimo įstaigoms, ar ne, esančių kainų, štai čia galite rasti taip pat ir vaizdo įrašą skirtą mokytojams, prieigos pačią instrukciją. Mano minėtą tą žaidimų sąrašą su aprašymais ir rezultatais, jau kurį galite atsisiųsti ir jau tokį planelį savo turint, su juo taip dirbti, ar ne? Na ir tie spausdinami darbalaukiai, tai jeigu mes spustelsime čia, atsidarys kitas langas, na ir kaip matome, šiais metais jau turime, kadangi dar tik tais 3 mėnesis tik tais prasidėjo, tai kol kas turime tik sausio ir vasario mėnesio skirtus darbalapius. Tai jais galite tikrai pasinaudoti, atsispausdinti. Na ir štai kontaktai, kuriuos matote čia, tai galite skambinti, rašyti visais jums rūpimais klausimais. Taip, tai kaip suprantu, turbūt klausimų šiandien daugiau nebeturėsime, ar ne? Tai labai esu dėkinga, kad tikrai skiriat laiko man tiek Santai ir prisijungėt, mūsų išklausėt ir tikiuosi, kad ta informacija tikrai buvo naudinga. Tai ačiū Santa tau. Ačiū Jums. Ir, na, tikiuosi iki kitų susitikimų, gražaus Jums vakaro ir taip pat tikiuosi, kad, na, pavasaris už lango jau greičiau pradės mus džiuginti. O norėčiau paklausti, nuorodėliai, kur atsiųstumėt šito įrašo? Taip, tai mes matot, tie, kurie jungiasi šiandien, tai pasidalinsime, kadangi yra elektroniniai pašto adresai nurodyti, tai tikrai galėsime išsiųsti, bet turbūt būtų geriausia, jeigu jūs tiesiog parašytumėte mums, ar ne? Tai dar kartelį nurodau mūsų elektroninį pašto adresą. Ir jeigu tikrai yra būtina gauti šios dienos vaizdo įrašą, tai prašau, tuomet galite kreiptis ir pasidalinsime. Labai ačiū. Geros Prašau. dienos. Sėkmės. Ačiū. Gražios Dėkui. dienos. Dėkui.